Sveiki visi, prisijungę prie antrosios Lietuvos kardiologų draugijos tinklalaidės. Šį kartą skirsime ją dislipidemijų temai ir išties taip gražiai sutapo, kad ir Europos kardiologų draugija balandžio mėnesį skiria dislipidemijų temai. Taigi Lietuvos kardiologų draugija vienijasi su Europos kardiologų draugija, būdama jos dalimi. Ir mes taip pat kviesime jūs šią valandą pabūti su mumis ir padiskutuoti šią tikrai svarbę temą. Pristatysiu pirmiausiai save, su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kardiologijos klinikos gydytoja kardiologė Eglė Rumbinaitė. Ir man yra didelė garbė šiandien pristatyti mūsų tinklalaidės svečius. Taigi pristatau, šalia manęs yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų kardiologijos klinikos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė profesorė Jurgita Plisienė. Sveiki. Sveiki. Taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų kardiologijos klinikos išeminės širdies ligos skyriaus vadovė profesorė Olivija Dobilienė. Sveiki. Džiaugiuosi pristatydama ir Klaipėdos universiteto ligoninės, Jūrininkų ligoninės gydytoja kardiologė, medicinos mokslų daktarė Dalia Jarašūnienė. Ir su mumis taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos šeimos gydytojas Aurimas Rapalavičius. Taigi, išties noriu padaryti tokį trumpą įvadą į tą mūsų pokalbį, kad visgi ta aterosklerozinė širdies liga globaliai tam yra svarbiausia mirštamumo priežastis ir Lietuva priskiriama prie tų labai didelės rizikos šalių ir kai mes vertinam tą bendrąją širdies ir kraujagyslių ligų riziką, juk mes taip pat turime ir naudoti skaičiuoklės, kurios skirtos būtent labai didelės rizikos šalims. Žinoma, mes siekiame, kad visa ta situacija mūsų gerėtų. Ir dislipidemijos iš tikrųjų yra ne apie cholesterolio vien tik tai lygio mažinimą, bet svarbiausia tai yra apie bendrąją širdies ir kraujagyslių ligų riziką, dėl to, kad jau klinikiniais tyrimais gerai žinoma, kad mažo tankio lipoproteinų cholesterolis tai yra tas pirminis patofiziologinis veiksnys, kuris atsideda kraujagyslių sienelėje ir kad jo mažinimas tai yra prognozės gerinimas, tai yra ne tik tai, kad kiekio mažinimas, bet tai yra prognozės, tai yra naujų arba papildomų metų suteikimas mūsų pacientams. Ir šią temą mes sutarėme panalizuoti per klinikinių atvejų prizmę, labai paprastų, tokių, kurių kiekvieną dieną mes visi konsultuojam ir tikimės, kad ta klinikinių atvejų analizė padės iš tikrųjų dar geriau suprasti, kaipgi mes čia geriausiai turim tą dislipidemiją diagnozuoti ir gydyti. Taigi keliauju prie pirmosios situacijos. Mūsų pacientas yra 56 metų vyras, mes jį gydome išeminės širdies ligos skyriuje, jis atvyksta dėl miokardo infarkto be ST segmento pakilimo, jam nustatoma hemodinamiškai reikšminga priekinė šakos stenozė, 6 segmente 90%, atliekama jos angioplastika ir stentavimas. Kitose vainikinėse arterijose reikšmingų stenozių nėra. Iki šiol pacientas dėl dislipidemijos negydytas, save laikęs ganėtinai sveiku, tačiau sirgęs arterinė hipertenzija jau 10 metų, 20 metų rūkantis, o jo lipidogramoje bendras cholesterolis 5,1 milimolis litre, mažo tankio lipoproteinų cholesterolis 3,1, trigliceridų 1,2 milimoliai litre. Taigi iš karto kreipiuosi į profesorę Oliviją ir klausiu, čia šiuo atveju akcentas dislipidemijos, ne visas kitas miokardo infarkto be ST segmento pakilimo gydymas, bet nuo kogi čia jam pradėti ir kas čia būtų svarbiausia. Dėkoju iš klausimą, kuris, manyčiau, yra tiek atrodo paprastas, iš kitos pusės truputėlį ir sunkus. Jeigu pažiūrėtume pačias naujausias rekomendacijas ir naujų turimų klinikinių tyrimų duomenis, iš esmės mūsų širdies ir kraujagyslių ligoms skirtos rekomendacijos, šiuo atveju, tarkime, kalbant ir apie Europos kardiologų draugijos rekomendacijas, kaip taisyklė truputėlį atsilieka ir vėluoja nuo paskutinių pastarųjų metų atliktųjų klinikinių tyrimų rezultatų ir duomenų. Taigi atrodo puikiai žinome tą rekomendaciją, kad turėtume pradėti gydyti
didelę statino dozę, kaip ir įvardinta, maksimaliai toleruojamą statino dozę, turėtume gana greitai po 4-6 savaičių vertinti, ar jau pavyko pasiekti tikslą sumažinti MTL cholesterolį mažiau 1,4 mmol litre ir spręsti jau pridėti ezitemibą, jeigu tai yra ta vadinamoji vartojama maksimali toleruojama statino dozė. Ir kitas žingsnis PCSK9 baltymą veikiantis medikamentai, ką galime šiai dienai paskirti. Tačiau pasižiūrėjus naujausių klinikinių tyrimų rezultatus, kuo toliau, tuo labiau kalbame apie tą intensyvų kombinuotą gydymą. Taigi, dar truputėlį, sakyčiau, turime tam tikrą prieštaravimą, kaip kad mūsų vaistų kompensavimo sąlygos, kiek netitinka net ir šių Europos kardiologų draugijos rekomendacijų. Jeigu bent jau laikantis jų ezetimibo turėtume paskirti po tų 4-6 savaičių, tai pagal ezetimibo kompensavimo sąlygas kol kas matome, kad tas laikotarpis paliktas 3 mėnesiams, kad galėtume skirti kompensuojamąjį preparatą. Ir lygiai taip pat dar neturime galimybę skirti naujausių vaistų, PCSK9 baltymą veikiančių, tai yra inhibitorių bei inklisirano, kol kas dar taip pat yra sudėtinga. Bet, manyčiau, pagrindinis akcentas būtų ypatingai perdodant toliau tą pacientą gydyti mūsų kolegoms, bendrosios praktikos šeimoms gydytojams, kad tikrai labai žudanti yra ta vadinamoji klinikinė inercija, kad labai svarbu ištirti MTL cholesterolį, kuomet pacientas po miokardo infarkto ir reabilitacijos sugrįžta pas šeimos gydytoją ir tikrai svarbu sureaguoti, koks jis yra. Ir didinkim statiną, skirkime ezetemibą, bet tikrai neturėtume palikti tos pačios statino dozės, jeigu jinai yra nepakankamai efektyvi. Tai ačiū labai ir dar kreipiuosi į Dalią, gal kokios jos mintys apie šią konkrečią tokią eilinę mūsų kasdienę situaciją, kaip čia mes, ką čia turėtume svarbiausia daryti. Manau, kad profesorė labai gražiai paaiškino visą mūsų taktiką ir ta taktika yra žingsnelių taktika, bet žiūrint į tuos duomenis ir ypač norėčiau paminėti, kad po ūminio koronarinio sindromo Švedijoje buvo atlikta kohortos studija, stebėjimo studija, kur dalyvavo apie 40 000 pacientų ir jie stebėti daugiau nei 3,5 metų. Ir tai parodė, kad kuo greičiau mes pasiekėm tikslinį MTL, mažėja kardiovaskulinių įvykių, mažėja bendras mirtingumas. Užtat šita taktika kelia tokių klausimų, kad ar tie žingsneliai turėtų būti intensyviau iki tikslo ir galbūt, kaip dabar amerikonai taiko taktiką, šitas pacientas iš karto yra labai didelės rizikos pacientas, tai kad mes pasieksime su didelio statino doze tikslinį MTL, čia daugiau jau būtų individualus atsakas paciento. Amerikonai nesuka galvos padegti ir pamiršti, suskirti intensyvią terapiją iš karto tokiam pacientui, tai minimum jam turėtų eiti dvigubą terapiją, tai turėtų eiti didelę statinų dozę kartu su ezetimibu. O kai kuriuose šalyse, aišku, kur yra kompensavimo mechanizmas yra geras, gali būti, kad ir tiesiog suskirti visi 3 medikamentai, tai yra ir PCSK9, ir ezetimibas, ir atorvastatino. Tai aš manyčiau, kad mums Lietuvoje reikėtų žengti tokį vieną žingsnelį, PCSK9 galbūt palikti tam antram žingsniui, bet tas vienas, kad tokiem pacientam mes galėtumėm pradėti gydyti nuo derinio. Ir aišku, liūdna, kad tokie pacientai, kurie didžiausią naudą turi iš greitai pasiekiamo tikslinio MTL, o jo būtų tikslinis MTL 1,4 ir mažiau, tai vadinasi, jam turėtumėm kuo greičiau pasiekti, tai turėtumėm bent jau galimybę pradėti nuo didelės statino dozės ir ezetimibo. Ir aišku, šeimos gydytojams toliau yra taip pat uždavinys siekti, nes Lietuvoje 83% nepasiekia tikslinio MTL. Mes liekam tai, kad naudojam statinus ir mums atrodo, kad to užtenka.
Tai ačiū labai ir man atrodo, čia tokie gal 2 akcentai, čia kai mes kalbam apie širdies nepakankamumą, mes akcentuojamės, kad 4 savaitės 4 vaistai, ar ne? Čia irgi kažkokios sąsajos gal panašiai turėtų būti. Aišku, kaip mes gydysim po metų dislipidemija, ko gero vėl tas keisis ir čia tie deriniai gal taip kaip iš hipertenzijos ar ne ateinantys, bet tas turbūt tas lipidogramos kontrolės atlikimas, ar ne, kad mes vis tiek turėtume savo dėti tą akcentą, kad tai yra 4-6 savaitės iki to kito žingsnelio, ar ne? Tai yra pakankamai greita, nes kartais tikrai kyla tų klausimų, kadagi reiktų kartoti tą lipidogramą, jeigu, tarkim, pacientas tikrai labai didelės rizikos, ar ne, jaunas, būdamas patyręs ūminį išeminį įvykį jau, susirgo su tikrai reikšminga dislipidemija, tai viena žinutė tai, kad tikrai turim tą žingsnį antrąjį daryti greitai. Ir trečiai, jeigu reikia, irgi turim daryti greitai, nes, sakykime, jeigu mes po to statino pridedam, ar ne, kaip antrąjį azitinibą, tai po azitinibo pridėjimo gairė sako vėl 4-6 savaitės, reiškia, vėl viskas tas pats, tas žingsnis labai greitas ir turbūt dar kita mintis, kad įrodymais nėra parodyta, kad yra kažkoks per mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, ar ne, nėra tokių įrodymų, kad per mažas būtų blogai, tai reiškia, siekiam kiek įmanomai mažesnio, o tas tikslinis šitam pacientui tikrai mažiau negu 1,4 milimoliai litre. Čia kalbam apie tą taikinį, pakalbėsim dar aišku apie kitus taikinius. Ir įsivaizduokim tą tokią vėlgi, sakyčiau, standartą, kad šitas pacientas gavo 80 mg atorvastatino ir dabar jis atvyksta jau ambulatoriniai konsultacijai, ar ne, ir vėl kreipsiuosi į profesorę Oliviją. Jo mažo tankio lipoproteinų cholesterolis 1,8 šiuo metu, trigliceridai 0,8, bendras cholesterolis 3,7 milimoliai litre. Kokia ta taktika, kas čia būtų svarbu, į ką jūs žiūrėtumėt ir kaip čia toliau jį gydyti? Tikrai akivaizdu, kad pacientas dar nepasiekė tikslinio mtilcholesterolio, mažiau 1,4. Ir ezitemibas tai yra tikrai būtina pridėti, kas yra minimum padaryti. Jeigu jau pacientas tai ir vartoja maksimaliai toleruojamą statino dozę. Bendrai apibrėžimas, kasgi yra ta maksimaliai toleruojama statino dozė, tikrai yra nelengva, sakyčiau. Ir kartais yra nelengva objektyvizuoti tuos galimus šaltinius poveikius. Ir tikrai mes savo praktikoje nedaug turime pacientų, kurie išties vartoja anotacijoje patvirtintas maksimalias statinų dozes, kaip kad tarkim 80 mg atorvastatino arba 40 mg rozuvastatino. Tų pacientų tikrai nėra daug. Didžioji dalis vartoja didesnės ir arčiau artimas maksimaliom, bet ne maksimalias statinų dozes. Taigi tikrai šiuo atveju derinys su azitimibu yra būtinas. Ir tą, ką minėjote, turėtų būti lygiai taip pat greita peržiūra, vertinant, ar tikslą jau pasiekėme, ar pavyko pasiekti. Ir po to vėlgi priimti sprendimą, ar nereikia to 3 žingsnelio. Nors vėlgi sakau, gali būti, kad mes jau po metų kalbėsime, kad iš karto pradedam gydyti antilipidinių medikamentų deriniais, tam, kad kaip galimai greičiau ir sumažinti mtl cholesterolį, kaip galimai ilgiau jį išlaikyti sumažintą, nes tiesiog tai yra įrodyta, kad turime turbūt daugelio metanalizių, klinikinių tyrimų apžvalgų duomenis, kad kuo labiau mums pavyksta jį sumažinti, kuo greičiau sumažinti ir ilgiau išlaikyti sumažintą, tuo mes galime labiau pagerinti baigtis šitų pacientų. Taip, tikrai svarbiausia ta prognozė, aš nežinau, ar gal dar Dalia kažką papildytų šitoj situacijoje. Aš tai norėčiau tiesiog pakalbėti ne tiek dar apie medikamentus, man atrodo, mes jau čia šitam pacientui išdiskutavom, bet kas įvyksta, kai pacientas turi ūmų koronarinį sindromą, jis išsigąsta pirmą kartą, pacientas rūkantis. Nėra geresnio metodo mesti rūkyti, kaip susirgti miokardo infarktu. Tada iš karto šokas, ką jisai tada pergalvoja, kaip jisai maitinosi. Ir pirmi mėnesiai tai būna tai, kad imasi visų priemonių. Žodžiu, jisai išsigando, neberūko ir nebereikia nei to nupratimo ilgo, tiesiog liksų dieną, viskas neberūkau ir pradeda laikytis dietos ir to. Ir dabar ką mes galim pasiekti su dieta? Mes su dieta įrodyta maždaug, kad galim sumažinti mtl 0,3 milimoliai.
Tačiau tie 3 mėnesiai jau yra tai, kad baimė praeina, jau pacientas grįžta į savo gyvenimo kelią ir žiūri, kad jisai po stentavimo neblogai jaučiasi. Jeigu jisai atvyko laiku ir dar neturi širdies nepakankamo, ir ta liga kaip ir keliauja į užmarštį. Ir tie 0,3 milimoliai, kurie buvo pasiekti dar priedo dietą, jų jau kaip ir nebelieka, nes jis vėl grįžta prie savo įpročių, nes įpročiai buvo ugdyti ilgą laiką. Tai aš manau, kad vis dėlto tas vėliau, reiškia, tas cholesterolio lipidogramos atlikimas turi labai didelę reikšmę, kaip tu išlaikai savo tą gyvenimo būdą, nes prevencija tai yra ir visas paketas, jis nėra vienkartinai atlikimas tik tai to cholesterolio. Tai aš turėčiau tokį pastebėjimą, kad labai svarbu, kaip ir toliau ir pacientas bus ir kaip šeimos gydytojai tai mato. Tai sveiki visi, dėkoju, kad pakvietėt. Aš gal trupučiuką ir iš to šeimos gydytojo pusės norėčiau pasakyti, nes tikriausiai labiausiai disciplinuoti pacientai būtent yra po, sakykime, kardiovaskulinio įvykio. Jie labiausiai suinteresuoti ir labai gerbiu ponę Dalią, kuri pasakė, kad tie pirmi mėnesiai po įvykio tai yra, momentas, kada daugiausia galim pasiekti, nes tada jie labiausiai tikrai ir disciplinuoti, ir labiausiai nori kažką daryti, keisti, nes jie turi daug baimės. Ir kur matom kaip šeimos gydytojai problemą, kad ne visi pacientai gerai supranta, kas yra tie vaistai ir ką jie iš tikrųjų daro ir kaip juos reikia vartoti. Tai kartais susidurėm tikrai, gal net ne kartais, gana nemažai, tai susidurėm, kad pacientai ateina, tarkim, po įvykio, jau praėjo reabilitacija, jiems buvo paskirti vaistai, jie suvartoja ir tada ateina. Ir tas būna praėjo 2-3 dienos savaitę ir sako, pasikartokim, pažiūrėkim, koks bus. Ir tada tu turi jam dar 10-15 minučių aiškinti, kad tie vaistai veikia tol, kol vartojami. Tada, aiškus, pacientas ne visada būna labai patenkintas, nes kodėl čia ne dabar. Tada vėl sakom, kad turit grįžti, vėl bent 4-8 savaitės pavartoti, tada, kad vėl pasikartotume, galėtume vertinti tą efektą. Kitas momentas yra, gal sakyčiau, jau čia tolimesniai perspektyvoje yra tai, kad, aš taip mėgstu praktikoje sakyti, cholesteroliai yra labiausiai nutraukiami, vaistai nuo cholesterolio yra labiausiai nutraukiami dėl paprastos priežasties. Cholesterolio neskauda. Jie nejaučia, ar pas juos yra MTL 3,1 ar 5,1. Jisai iš esmės taip pat jaučiasi ir jeigu ne kardiovaskulinis įvykis, kažkoks įvykis, kuris sukrečia ir pasakom, čia dėl to ir to jis įvyko, tai dauguma žmonių taip aptakiai juos vartoja. Yra tie tikrai, kurie gražiai, kaip sakant, tabletė į tabletę suvartoja. Yra ir tokių, mes šeimos gydytojai galim pripasakoti, kur kas antrą dieną geria, kur geria ten vieną dieną vieną, kitą dieną kitą tabletę. Ir manau, čia toliau dar diskutuosim ypatingai apie tos, kurie neturi kardiovaskulinio įvykio atvejus. Bet ką labiausiai norėčiau uždėti akcentą, tai yra, kad kažkaip susikoncentruojam kartais į tuos skaičius, 1,4, ten 1,8 ir atrodo, tiek reikia pasiekti. Ten tas labai svarbus ženkliukas yra prieš tą parašytą mažiau arba lygų. Tai reikia stengtis kiek įmanoma mažiau. Ne tas 1,4, nes kartais taip irgi vertina, čia 1,4 ir 1,5, plius minus panašiai. Bet vietoj to, kad siektų gerai, bet tai gal galim dar padidinti ar statino dozę, ar ezetimibo pridėti ir gauti gal 1 arba ten 0,9, kas jau yra įrodyta, kad tikrai ryškiai sumažina pakartotinio kardiovaskulinių įvykių riziką. Aš dar gal norėčiau pridėti, kad apie 9% pacientų praktiškai nevartoja jokio vaisto praėjus 3 metų. Ne tik statinų, bet nei aspirino, nei kito, užtat labai svarbu yra politabletė. Dažnai pacientai tokie turi hipertenziją ir kada matuoja kraujospūdį, jie mato skaičius, kurie yra grėsmingi ir jie išgeria vaistą nuo hipertenzijos ir jeigu ten įeina statinai, mes tikrai padidinam vartojamumą šiuo vaistą. Problema tame, kad nėra derinio su ezetimibu ir su politabletėje, yra tik tai statinas ir ezetimibas, tai tiems, kam neužtenka statino, tai čia jau politabletė nepadės. Man irgi teko skaityti tokį tyrimą, kad iš tikrųjų, jeigu mes skiriam statiną ir ezetimibą atskirose tabletėse ir lyginta su
tuomet, kai skiriame vienoj tabletį, tai iš tikrųjų suvartojamumas ten skiriasi 10 kartų. Tai jeigu tik tai galim, tai turbūt ta mintis būtų, kad tikrai bent jau tie dislipidemijos tas derinys būtų būtent vienoj tabletėj, o ne atskirai, nes ir taip turim suvartojamumo problemų nemažų Lietuvoje. Aišku, jų visur yra, čia ne vien tik Lietuvos problema, bet tas visgi į tą irgi turbūt turėtume atsižvelgti, kai darom tą pakeitimą ir tą padidinimą. Žinot, vaistų nevartojamumas yra tokia didžiulė problema, tiesiog tas dramblys kambarį, kurio mes nematom. Ir galima prigalvot, ko nori, ir pypsinčių dėžučių, kur išsiema ir supypsi, kad suvartojo, ir į telefoną žinučių ateimų. Nieks nepadės taip, kaip režimo supaprastinimas. Kuo mažiau tablečių, kuo paprasčiau, kuo daugiau derinių arba derinių, tuo yra didesnė tikimybė, kad tie vaistai bus suvartoti. O aišku, kad vaistas stalčiui neveikia. Taip, tikrai noriu prisidėti prie tos profesorės išsakytos nuomonės, kad kuo paprasčiau padarom tą vartojimo schemą, tuo daugiau tikimybės, kad jie suvartos. Nes vėlgi, čia ta polifarmacija yra jau tikrai ilgai tyrinėjamas mokslas, ne tik kardiologijoje, tas pats diabeto gydyme, tas pats kitų ligų gydyme. Kuo daugiau pridedi ir kuo sudėtingesnėm schemom, tai tuo didesnė tikimybė, kad neišgers. Mes mėgstam savo rezidentus mokyti, kad jeigu viena tabletė per dieną, tai arti 100%, kad suvartos. 2 tabletės 80, jeigu 3 ir daugiau, garantuotai bent viena pamiršti. Per geros prognozės. Sakau, čia taip mes, kad jie suprastų bendrą vaizdą, nes kartais, mes, kadangi pas mus vis tiek šeimos medicinoje daug mes tų įvairių pacientų matom ir ta poliligotumo problema yra tokia labai arti mums. Tai kai kartais rezidentam atrodo, čia dar vieną pridėsim, čia dar tą, čia vieną tabletę ryte ir vakare, kas tai yra? Iš jų pusės kartais atrodo, kad tai yra paprasta, dar vieną ryte, dar vieną vakare. Taip, bet tas pacientas jau gal 7 vaistus vartoja, tai tas vienas ryte, vienas vakare yra dar 2 papildomos tabletės, kurių beveik garantuoju, bent dalies tikrai neišgers. Ir tada vėlgi mums kaip klinicistams labai sunku vertinti, kas neveikia. Ar tai neveikia iš tikrųjų vaistai nepadeda, ar iš tikrųjų tiesiog pacientas nevartoja. Kas geriausiai padeda? E-sveikatos receptą. Pamatom, jeigu vaistas baigėsi prieš 2 mėnesius ir pacientas sako, žinokit, aš dar turiu, tai klausimų turbūt ir nekyla. Taip, iš tiesų, ačiū labai, puikus visi pastebėjimai ir aš tai atsimenu savo tokią labai artimą situaciją, artimo žmogaus ir tai buvo vienos tabletės klausimas ir tikrai tai buvo pradžia pakankamai sudėtinga, aišku, ta motyvacija gal jinai atsiranda, bet apie tai turbūt tikrai turim kalbėti ir nežinau, vis tiek aš galvoju, kad kalbant su tais pacientais reikia turbūt akcentą dėti, mes džiaugiamės tuo skaičiaus sumažėjimu, ne, bet tai svarbiausia tai, kad tai yra širdies ir kraujagyslių ligų rizikos sumažėjimas, ar ne? Tai reiškia, kiek papildomų metų ir jau dabar rodomos tokios lentelės ir Europos kardiologų draugijos, kiek tų papildomų metų tas pacientas gauna, tarkim, jeigu mums pavyksta tikrai tuos dislipidemijos tikslus pasiekti. Tai keliaukime prie antrosios situacijos. 68 metų moteris, kuriai prieš 10 metų yra atlikta dešiniosios vainikinės arterijos angioplastika ir stentavimas. Prieš 5 metus jau atlikta chirurginė miokardo revaskularizacija, suformuotos 4 jungtys. Vartojant jinai derinį rozovastatinas ezetinibas 2010 ir atvyksta konsultacijai tiesiog poliklinikoje, jos lipidogramoje mažo tankio lipoproteinų cholesterolis 2,5. Dabar kreipsiuosi į profesorę Jurgitą, klausdama, kokiegi būtų čia gydymo taktika šitos pacientės mūsų. Akivaizdu, kad šita pacientė yra labai didelės kardiovaskulinės rizikos. Jeigu dar turėtų greta kojų kraujagyslių problemas arba kaklo, galbūt mes sakytumėm, kad jinai yra labai didelės kardiovaskulinės rizikos, kur MTL tikslas galbūt būtų mažiau 1, bet šiuo atveju turėtų būti mažiau arba lygų 1,4. Ir MTL 2,6 be abejo mūsų netenkina. Tai klausimas, aš visada irgi pradėčiau nuo to išsiaiškindama, ar tikrai pacientė tvarkingai vartoja vaistus,
Jeigu įsitikinčiau, kad jinai tvarkingai vartoja vaistus, dvigubinti, dar siekti iki maksimalios ir skirti rozuvastatino 40, pagal visas rekomendacijas mes galėtumėm 6% dar sumažinti MTL, bet tai tas irgi netenkintų. Tai reiškia, kad dvigubinimas rozuvastatino nepadėtų pasiekti to tikslo, kurio mes norim. Tai be abejo, čia kalba turėtų eiti apie trečiąjį antilipidinį vaistą, tai arba inklisiraną, arba PCSK9 inhibitorių, bet čia vėl mes susidurėm su finansavimo klausimais, su kompensavimo klausimais ir turbūt ne visi pacientai gali sau leisti įsigyti arba PCSK9 inhibitorių arba inklisiraną. Tai aišku, tada, jeigu pacientė kategoriškai sakytų, kad aš neturiu galimybių įsigyti trečio vaisto, kol jis nekompensuojamas, tada reiktų kiek įmanoma maksimaliai kalbėti apie nemedikamentinių priemonių dar sustiprinimą ir būtų taip, kaip būtų. Iš tiesų, tokių pacientų kaip ši turim tikrai labai daug ir aš galvoju, kad mes gal prieš tos situacijos kartu pakalbėtume dar ir apie tuos taikinius, ar ne? Ar vien tas mažo tankio lipoproteinų cholesterolis yra taikinys, ar mes jau čia turim ir daugiau tų taikinių, į kuriuos irgi turėtume atsižvelgti ir kurie būtų svarbus gal ne vien tik tai šitai pacientai, bet ypač tiems, kurie neturėjo jokio kardiovaskulinio įvykio, kad vėlgi lengviau su jais būtų ir kalbėtis apie tą riziką, lengviau ją prognozuoti ir kad net ir tom skaičiuoklėm, kurias mes naudojam, dar irgi apie jas kalbėsim, kad dar irgi sustiprina mūsų tą nuojautą, kad turėtume čia dar stipriau gydyti. Labai taiklus pastebėjimas, todėl kad aterosklerotinė širdies liga tai ne vien tik tai cholesterolis, ar ne? Tai yra ir kraujagyslių endotelio situacija, ir visi kiti rizikos veiksniai, ir lėtinis uždegimas, turbūt nepamiršime to. Tik tai ir mes aišku, kad turime ir kitus taikinius, kur kuo toliau, tuo labiau mokslas sako, kad reiktų atsižvelgti. Ne veltui turbūt pirminės prevencijos dabar programoje yra įtrauktas ir lipoproteinas A, ir didelio jautrumo C reaktyvinis baltymas. Bet tada, kai mes turim jau ir taip didelės rizikos pacientą, tai akcentavimas į tuos taikinius jis nepadės. Todėl, kad realiai lipoproteinas A, jisai padeda dviem variantais. Vienas variantas, kai mes turime pirminės rizikos pacientą ir mes norim jį perklasifikuoti. Tai yra kaip papildomas rizikos veiksnys, perkeliant, pavyzdžiui, pacientą į aukštesnę rizikos klasę, jeigu būtų, pavyzdžiui, lipoproteinas A daugiau 30, kai kuriais duomenim daugiau 50 mg decilitre, reiktų žiūrėti, kokie matavimo vienetai, nes lipoproteinas A tai yra toks 90% yra sąlygotas būtent genetikos. Ir vieną kartą gyvenime visi mes turėtumėm išsiskirti lipoproteiną A. Statinai į lipoproteiną A neveikia. Ir kartais būna irgi dar viena situacija, kai mes matom, kad mes skiriam maksimalę statino dozę, o bendras cholesterolis nemažėja. Tai taip gali būti, kad bendras cholesterolis bus padidėjęs lipoproteino A sąskaita, o ne MTL sąskaita. Ir todėl atrodytų, nes MTL yra lipoproteinas A panašus į MTL, ar ne? Ir gali būti, kad tas cholesterolio padidėjimas yra būtent lipoproteino A sąskaita. Kas veikia į lipoproteiną A, tai yra aferezės. Ir dabar įrodyta ir jau vyksta antros fazės klinikiniai tyrimai su mikroRNR slopikliais. Tai yra su visais, kur pabaiga yra siranai. Ir tų siranų, tai yra ne tik inklisiranas, yra ten daug visokių pavadinimų ir ziltisiranas. Ir kuo toliau, tuo labiau atsiranda daugiau tų siranų, kurie jau tiksliškai veikia į lipoproteiną A. Taip, tai aš galvoju, kad mes tiesiog turim būti tame kelyje, galvoti, kad tų taikinių tikrai jau yra daugiau ir kai kurie jau yra visiškai mums prieinami, tokie kaip lipoproteinas A, ne? Tikrai tai yra žymuo, nekintantis visą gyvenimą, tai jau vieną kartą jį padaryti, ypatingai tiems, kurie turi kitus rizikos veiksnius, ar ne, ir kuriems
mums svarbu įvertinti, visgi ypatingai tai kalbam apie tai, kurie turi mažą ir vidutinę širdies ir kraujagyslių ligų riziką, ne apie tuos, kurie jau turi didelę ar labai didelę, kurie jau turėjo įvykį, nes čia jau kaip ir mažiau viskas aišku. Ir dar aš galvoju, kad dar šitoje vietoje gal gerai pakalbėti, kadangi va čia pacientė yra tokia, kuri jau kaip sakyti, ilga kardiologų anamnezė, ar ne, ir paprastai tokie pacientai ir tą savo nuomonę apie vaistus neretai turi, tai visgi tie statinai ir kepenys. Ir norėčiau gal profesorės Olivijos minčių apie tai, visgi kaip čia kalbėti su tais pacientais ir kaip mes patys kokią tą nuomonę turėtume turėti, kaip čia tie statinai tuos kepenys įtakoja, ar čia kažkokie skirtumai iš vis nuo kitų vaistų yra, kuriuos pacientai vartoja saujam, kaip nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir panašiai. Dėkoju iš klausimą, tai tikrai turbūt nebūna nei savaitės, kad netektų diskutuoti su pacientais būtent šituo klausimu ir tiesiog labai galbūt reikia pacientam paaiškinti tą paprastą informaciją, kuri iš esmės tikrai yra paremta atliktais daugiatūkstantinių pacientų klinikiniais tyrimais. Tarkime, kalbant ir apie tuos pačius kepenis, jau tikrai turbūt kaip prieš 10 metų daugiau, Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų federacija panaikino rekomendaciją, kad reikia rutiniškai tirti kepenų fermentus vartojant statinus. Iš esmės tikrai taip, kai mes jau nutitruojame statino dozę, kokia pacientui yra naudinga ir efektyvi, jeigu nėra simptomų, mes ir turėtume palikti tą dozę ir iš esmės rutiniškai kartoti, tirti kepenų fermentų nereikia. Kitas dalykas, ką reikia suprasti, tas vadinamasis yra medikam jau terminas pasakytas nocebo efektas, kurį pacientai patiria perskaitę statino anotacijos lapelį, kad jam turi skaudėti kepenis. Nors mes kaip medikai puikiai žinome, kad būtų diskomfortas kepenų srityje iš ties turi būti stazė, kepenų kapsulės tempimas ir nebejotinai jau turėtume turėti visus laboratorinius parametrus kepenų pažaidos. Tuo tarpu kepenų fermentų, tai yra ALT ir AST, transaminazių padidėjimas iki 3 kartų yra visiškai nereikšmingas, yra laikinas, yra nesusijęs su jokiais atokiaisiais blogais kepenų funkcijos rezultatais ir neįtakoja to, tai kad tikrai pacientam reikia paaiškinti, kokia yra nauda to ilgalaikio antilipidinio gydymo, ko mes siekiame. Ypatingai dar, manyčiau, yra svarbu atkreipti pacientų dėmesį, neretai tas lapelyje paraudonintas skaičius, jis neturėtų būti taip įvertinamas, kaip jie neretai ir įvertina. Transaminazių padidėjimas keletų vienetų, tai kelia jiems paniką, o iš kitos pusės lygiai taip pat. Pasakysiu apie tą patį MTL cholesterolį lentelėje lipidogramoje, ką dažniausiai pacientai sako. Žiūri savo cholesterolį, mato laboratorinio parametro normą ir sako, mano cholesterolis tvarkoje. Labai teko susidurti su tokia įdomia patirtimi, analizuojant užsienyje atliktos lipidogramos lapelį ir ką pastebėjau. Nebuvo rašyta jokia norma. Buvo atžymėta, kad jūsų MTL cholesterolis yra įvertinamas pagal jūsų individualią širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Net nenurodyta jokia vertė pacientui toje užsienio šalyje atliktoje lipidogramoje, tai va taip turėtume greičiausiai ir mes elgtis ir neklaidinti pacientų su tais parametrais. O kepenys tai tikrai yra tikrai saugus preparatas ir net ir gal Lietuvoje toksai mitas gajus apie poveikį kepenims. Ir ypatingai, jeigu pažiūrėsime bendrai literatūrą, tai daugiau yra rašoma apie galimą poveikį raumenims statinų. Bet kad ir tą įvertintume, tai vėlgi turime atsiminti, kad yra proksimalinių galūnių, tai yra rankų arba kojų, simetriškų vietų diskomfortas arba sunkumas. Ta tikrai objektyviai galime vertinti atlikdami kreatinkinazės tyrimą. Taigi tikrai labai svarbu turbūt atrasti laiko, pirmiausia su pacientu pakalbėti, paaiškinti, kad jisai tą suprastų ir kad kol jo dar ta motyvacija yra didelė po ūminio vainikinio arterijų sindromo, kad jis tikrai naudotų tą gydymą, kuris jam yra naudingas. Ačiū labai, man irgi labai patiko ta mintis apie tas normas, tas vertes, nes tikrai, dažnai pacientai ateina Galbūt šeimos daktarui su tom normom ir sako, čia viskas man yra gerai ir viskas čia yra normalu.
Gal Aurimas komentarą kokį? Tikrai labai geras profesorės pastebėjimas, nes tikrai tokių pacientų nemažai yra. Jie ypatingai dabar, kaip žinome, vis tiek pasidaryti tyrimus pacientams yra įkandamas dalykas. Jie dažnai mėgsta į konsultacijas ateiti prisidarę įvairių tyrimų ir prašantis juos pakomentuoti, paaiškinti, kodėl čia vienaip ar kitaip paryškinta, paraudoninta ar dar kažkaip. Tai yra ne tik su dislipidemija, tiek su vėžio žymenim ir panašiai, kas daugiau užtrunka paaiškinti, kodėl taip ar kitaip galėjo būti ir kad tai vis dėlto norma, nes, o kalbant apie dislipidemiją, tai tikrai labai būtų geras dalykas, kad iš tikrųjų tų normų nerašytų, neklaidintų, tos normos yra, tokios visiškai nesąmonės ir paskui daug laiko užtrunka, kol tu žmogui išaiškini, kodėl būtent jam ne taip ir ne kitaip. Man asmeniškai, kas labiausiai padeda, tai aš visada sakau, kaip ir vaiko su suaugusiu negalim lyginti, taip ir jūsų su jūsų kaimynė negalim lyginti. Skirtingos lygos, skirtinga anamnezė, skirtinga genetika ir jos vienaip, jos kitaip. Bet jums abiems rašys tas pačias normas. Tai kažkaip, taip bandai rasti kažkokių bendrų taškų. O jeigu kalbant bendrai apie būtent tuos kepenis ir pacientų tokį įsivaizdavimą, tai iš tikrųjų tikrai nemažai žmonių ateina ir labiausiai tuos kepenų, sakykime, skausmus, pažaidas ar kitaip traktuojantis, tai iš tikrųjų kas padeda, tai nenuslėpsim, prieš paskiriant tiesiog pasidarom tos kepenų fermentus, tikrai nereikia sakyti, kad jau ten milžiniškai daug kainuoja ir pavartojus kurį laiką vėl pakartojus, parodžius pacientui, kad iš esmės kažkokios esminės dinamikos tarp jų nėra. Dar dažnai jie net ir pagerė, nes pacientai dažnai mėgsta ir mitybą pakeisti, galbūt mažiau alkoholio vartoja ir panašiai. Tai tas padeda, nes reikia kažkaip objektyviai jam parodyti, kad galbūt tie skausmai yra su kažkuo kitu susiję. Tas pats yra ir su kreatinkinazė. Jeigu ateina, skundžiasi kažkokiais naujais atsiradusiais skausmais, ypatingai, kaip sako, čia su tuo vaistu, jeigu nevartoju geriau, tai mes sakom, turi būti mediciniškai objektyviai tą įvertinam. Nes skausmas toks dalykas, šiandien neskauda, rytoj skauda ir priežasčių dažniausiai vis tiek nerasim. Tai pasidarius tą tyrimą, jeigu sakom, matot, ir lapelį yra parašyta, ir visur yra parašyta, kad turi būti padidėję ten tiek ir tiek kartų. Pas jūs nėra padidėję. Dažniausiai tai tas padidėjimas, jeigu ir randamas, ten yra keliais vienetais, o tikrai ne keliais kartais. Tai tada žmonės dažnai nuramina, tikimės, kad jie vartoja, vėlgi prie jų nesėdi. Ačiū labai. Dar užbaigiant tą kepenų temą, aš tai atsimenu tokią mintį vieno gastroenterologo, kuris sako, aš dirbu 20 metų, aš mačiau įvairių vaistų sąlygotas kepenų pažaidas, bet nei vieno paciento, kur statinai sukėlė tą kepenų pažaidą. Tai iš tikrųjų čia gal irgi toks įtikinimas pacientui būtų, kalbant su juo apie tai, apie tuos raumenų skausmus, tai irgi vėlgi iš Europos kardiologų draugijos minčių, kad pirmiausiai galvokime apie visas kitas priežastis, kurios gali būti tų raumenų skausmų priežastimi, bet ne pirmiausiai galvokim, kad čia jau statinai tai sukėlė. Taip, tikrai, žinokit, nors esu jaunas ir patirties gal ne tiek daug turiu, kiek kiti kolegos, kuris jau 10 metų dirba ir turi tikrai ilgalaikės patirtis šių vaistų, bet kiek su kolegom esu pabendravęs, tai jeigu tokių ir turi pacientų, kuriems vis dėlto tikrai dėl objektyvių priežasčių reikėjo nutraukti, tai yra vienetai iš visų, kurie buvo skirti. Aš asmeniškai turiu tik vieną pacientą, bet tai ten vėlgi, ten jau objektyviai tikrai dėl tų vaistų ir buvo nutrauktas, jisai negali vartoti. Vartoja kitus vaistus, problemų nemato. O sakau, čia ta problema tikrai yra tiek pat išpūsta, kaip ir tam tikros kitos, kaip ir skiepų klausimas ar kažkokios kitos, kurios daugiau yra mistinės ir daugiau pacientai prisiskaito ne visai gal teisingos literatūros arba ne visai teisingai interpretuoja, negu kiek iš tikrųjų tai yra reali medicininė problema. Ačiū labai ir ką, keliaukim prie trečiosios situacijos. 40 metų vyras, nepatyręs jokių kardiovaskulinių įvykių, 10 metų rūko, sportuoja, mažo tankio lipoproteinų cholesterolis 5,4, bendras cholesterolis 7,3, trigliceridai 1,7 mmol/L ir didelio tankio lipoproteinų cholesterolis 1,9 mmol/L. Gal kreipsiuosi į Dalę ir klausiu jos, kaip ji siūlytų šitą pacientą toliau gydyti. Ar pradėti gydyti? Aišku, kad pirmiausiai reikia žymėti, kad pacientas yra Lietuvoje, gyvena, ne Šveicarijoje, kur būtų mažos rizikos šalis. Ir kadangi Lietuva yra labai didelės rizikos šalis, pasimam lentelę, žiūrim, kokią jis turi riziką
Ir tai yra vienas aspektas, tai yra, kad rizikos procentai pagal tą lentelę ir kitas aspektas, vis dėlto cholesterolis yra labai didelis. Ir MTL-as yra virš 5 ir mes tikrai turime įtarti šeiminę hipercholesterolemiją. Mes turim pašnekėti, ar paciento artimieji, vyrai iki 55 metų, moteris iki 60 metų, ar neturėjo ūmaus įvykio, ar nebuvo staigių mirčių. Žodžiu, pritaikyti visą Olandų rekomenduojama lentelę, kiek mes surinktumėm balų, kad tai yra šeiminė. Ir aišku, jeigu anamnezė pasiaiškinus tai, kad yra dar plus rizikos veiksnių iš tos pusės, pacientą ne tik, kad pradėti gydyti statinais, bet ir nukreipti genetikui dėl šeiminės hipercholesterolemijos. Ir tada, aišku, paciento rizika, nežiūrint to, kad koks jo reiškia kraujospūdis pagal tas lenteles, kokia rizika, jeigu nustato šeiminę, pacientas iš karto tampa didelės rizikos pacientų ir be abejonės mes pradedam gydymą ir net ir nesant jokių simptomų sieksim, kad būtų MTL-as mažiau negu 1,8. Tai tokia būtų taktika ir aišku, kad kada mes žiūrime, skaičiuojam 10 metų kardiovaskulinę riziką, tai labai svarbu yra ir kraujospūdis. Galbūt jis turi tą prehipertenziją, jau tada iš karto jo kitokia rizika būtų. Žodžiu, čia turi būti pacientas žiūrimas individualiai ir labai didelė tikimybė, kad pacientą mes tikrai gydysime medikamentais ir pradėsim nuo statinų. Ir čia jau žingsnelis po žingsnelio galim, nes kitas dalykas, pavyzdžiui, ką mes diskutavom, kad kuo greičiau pasiekti, reiškia, tą MTL, tai taip mes pasieksime tikslą, tačiau mes taikydami tokią taktiką, kad suskirdami iš karto kelių grupių vaistų, mes lyg tai nutolstam nuo to individualaus atsako, bet jau tie pacientai yra labai didelės rizikos, jau mums yra labai svarbu teigiamas, jo tiesiog teigiamas poveikis būtent tom kardiovaskuliniam išeitims. Tai čia tam 40 metų pacientui, kuris atvyko, pasižiūrėjo, mes turime tikrai laiko ir galime tikrai paskirti statiną, žiūrėti atsaką, tada intensyvinti gydymą ir mes galim taikyti tą žingsnelis po žingsnelio taktiką. Aš manau, kad jinai pasiteisins. Iš kitos pusės turbūt reiktų nepamiršti dar, kad yra ir koreguojamų, modifikuojamų pas šitą pacientą rizikos veiksnių. Tai turbūt reiktų nepamiršti pakalbėti ir apie rūkymo metimą, tada automatiškai jo rizika, nors aišku, jau viena MTL-as virš 5 jau yra labai didelė rizika. Bet rūkymo nutraukimas ir sportas, nes kiek supratau, jūs aktyviai sportuoja, tai šiek tiek neutralizuoja tą didelio cholesterolio daromą žalą, tai tada ir gydyti lengviau, nes tikslai gali pasikeisti, jeigu pacientas vėlgi laikysis visų principų. Taip, ir aš galvoju, kad tikrai turim pakviesti visus naudoti tuos įrankius, kuriuos siūlo Europos kardiologų draugija, tas HAT scoras, kuriame tiesiog suvedus tuos paprastus lipidogramos rodiklius, sistolinį kraujospūdį, paciento amžių ir tai, ar pacientas rūko ar nerūko, keletas paprastų veiksnių, tu iš karto turi atsakymą ir ten tas atsakymas taip labai gražiai pateikiamas su ta irgi žingsneliu, kaip gerbiama Dalia sako, strategija, koks yra tas mūsų pirmas žingsnis ir apie ką ten toliau. Ir šitam pacientui iš tikrųjų, nežinau, aš paskaičiavau tą riziką ir įsivaizduokite, jau rizika yra 7,2%. Tai yra vyras, jaunas, 40 metų, sportuojantis, atrodo. Gyvenantis Lietuvoje. Taip, gyvenantis Lietuvoje. Čia vėlgi apie tą gyvenimą Lietuvoje buvo toks aspektas, kiek laiko reiktų pragyventi kitoj šaly, kad tavo rizika pasikeistų. Tai sako, apie 10 metų turėtų būti tas laikotarpis, tikrai netrumpas, kad tu galėtum jau save priskirti, tarkim, Italijos grupiai, bet iš ties mes dėja esam labai didelės rizikos grupiai. Ir dar gal profesorės Jurgitos prašyčiau apie tą šeiminę hipercholesterolemiją, visgi kada šeimos gydytojai, pavyzdžiui, o ir kardiologui, kada pagalvoti, kad čia galėtų jinai būti ir kada čia
nukreipti tam detalesniam ištyrimui? Faktas yra tas, kad pas mus yra ženkliai per mažai diagnozuojama šeiminės hiperlipidemijos. Ypatingai tos heterozigotinės, kuri nėra tokia reta. Šiaip jeigu mes tikrai skrininguotumėm tą kryptį, mes pamatytumėm, kad tokių pacientų tikrai nėra mažai. Homozigotinė, aišku, jinai jau yra labai reta, bet jau ten ir infarktai prasideda paauglystėj, praktiškai ir ankstyvo jaunystėj. Tai vėlgi visada siūlau atkreipti dėmesį, aišku, į pradinį MTL. Jeigu pradinis MTL aukštas, būtinai pasiteirauti, ar nėra ankstyvų mirčių, apžiūrėti pacientą atidžiai, ar nėra akyse lipoidinio žiedo, ar nėra ksantelazmų, ksantomų. Tai tokie paprasti klausimai ir paprasta apžiūra jau mums padeda rinkti balus pagal Olandų kriterijų lentelę. Ir jeigu mes surenkam pagal tą lentelę 8 balus, realiai mums nebereikia genetiko konsultacijos ir taip aišku, kad tai bus heterozigotinė šeiminė dislipidemija. Ir netgi jeigu mes nusiunčiam genetikui, ir yra neigiamas atsakymas, tai nepaneigia, kad yra šeiminė dislipidemija, nes ne visada gali ir nustatyti, nes tų genų mutacijų gali būti įvairių ir ne visas jas gali nustatyti būtent tų genų ištyrime. Tai manau, kad tas Olandų kriterijų vartojimas kasdieniniai praktikoje labai padėtų ir aišku, tie pacientai tada iš karto tampa didelės arba labai didelės rizikos. Ir jų tikslai jau tada. Jų tikslai tada pasikeičia. Taip, tai tikrai šitas, manau, akcentas svarbus. Ir dar vienas momentas, kurį galvočiau prie šios situacijos aptarti, tai yra, ką vaizdo tyrimai gali duoti, ypatingai tiems, kurių rizika vidutinė arba maža, ta bendroji širdies ir kraujagyslių ligų, kurie neturėjo jokio įvykio, ar ne? Kokius šitos vaizdo tyrimus galim siūlyti, nežinau, gal profesorė Olivija ar profesorė Jurgita? Jo. Žodžiu, jeigu mes kalbam apie papildomus veiksnius, kada mes, pavyzdžiui, nežinom, ar pacientas vidutinės rizikos, lyg jam reiktų skirti statinus, bet galbūt pacientas dar diskutuoja ir tokia yra pilka zona, kur tu lyg ir gali skirti, bet pacientas nenori ir ką tada daryti, tada visada padeda iš tikrųjų papildomi tie rizikos veiksniai, jau nekalbu apie laboratorinius tyrimus, kaip didelio jautrumo selektyvinis baltymas arba lipoproteinas A, bet vaizdiniuose tyrimuose mes turim kaklo elementarią kraujagyslių echoskopiją, kur jeigu jau mes matom aterosklerotinės plokšteles, tai jau pacientą galima reklasifikuoti. Kalcio indeksas. Jeigu kalcio indeksas yra virš 300, vėlgi iš karto pacientą mes galim reklasifikuoti didesnės rizikos ir tada ir prieš pacientą turėti daugiau tokių, svertų, kad jam reikalingi statinai. Tai kalcio indeksas yra svarbus, bet aišku, tai nėra vainikinių arterijų angiografija. Bet vėlgi tai yra rizikos stratifikavimui yra svarbus tyrimas. Europos gairėse ir Amerikos gairėse tai yra kaip 2 A klasės rekomendacija. Tai vėlgi tai yra pakankamai aukštas lygis būtent pirminės prevencijos pacientams. Gal tik tai norėjau priminti, kad truputėlį kalbant apie kaklo kraujagyslių ultragarsinį tyrimą, pasikeitė nuostata kalbant apie intimos medijos storį, kad jau intimos medijos storis nevertinamas kaip rizikos žymuo ar kriterijus, o reikėtų vertinti aterosklerotinių plokštelių buvimą. Ir ar tai mes padarysime skanuodami miego arterijas, ar matysime kitų tyrimo metodų aortoje, tarkime, aterosklerotinę plokštelę, vertinsime jos buvimą. Aterosklerozės proceso nustatymas iš esmės tikrai identifikuoja paciento riziką, kad tai yra pačios didžiausios rizikos pacientas ir jau jo tikslai yra tokie, kaip ir minėjau, MTL cholesterolis mažiau 50% arba mažiau 1,4 milimoliai litre. Taigi vaizdo tyrimai tikrai labai padeda įvertinti detaliai paciento rizikai. Ir aš dar vieną sakinį prie to, kad kas priedo, ne tik riziką įvertinti, bet labai stiprina paciento motivaciją vartoti statinus. Nes kai mes vykdom prevencinę programą ir pasakom, kad miego arterijose yra aterosklerotinės plokštelės, iš karto motivacija labai stipriai pakyla.
Dar aš pastebėjau, kad labai gerai pacientui parodyti tą plokštelę. Aš vakar kaip tik konsultavau ir irgi ten diskusijos dėl dislipidemijos gydymo pradžios, tai tikrai kaip parodai tą plokštelę, kokia jinai yra, visgi tikrai labai pritariu, kad ta motyvacija tikrai tampa nuo nulinės, išauga iki tokios, kad jau beveik esi tikras, kad tikrai tas gydymas bus pradėtas ir kad jis bus naudojamas. Ne tik, kad tu parašysi tą receptą, bet kad iš tikrųjų viskas taip ir bus. Aš noriu grįžti prie pirminės prevencijos pacientų ir Lietuvos kaip didelės kardiovaskulinės rizikos šalies. Tiesiog šiek tiek noriu paprovokuoti. Labai daug pacientų, kurie yra virš 40 metų ir turi bent vieną rizikos veiksnį, jie automatiškai papuola į labai didelę arba didelę kardiovaskulinę riziką. Tai reiškia, kad jų tikslai iš karto tampa mažiau 1,8 arba mažiau 1,4. Vien dėl to, kad gyvena labai didelės kardiovaskulinės rizikos šaly. Ar mes iš tikrųjų visada taip ir darom pagal raidę? Nes iš tiesų, kai pas mane ateina jauna moteris, 41 metų, realiai turinti, pavyzdžiui, rūkanti, ar ne, su MTL 3,4, aš tikrai jai neskiriu statino, mes tarėmės dėl rūkymo metimo ir nepaisant to, kad jinai meta rūkyti, vis tiek gaunasi, kad jinai yra labai didelės rizikos. Bet ar va čia mums nelabiau padėtų lipoproteinas A, kalcio indeksas, plokštelių nebuvimas, tada mes vis tiek turėtumėm vertinti individualią riziką to paciento, nes taip atrodo, kad visus turėtumėm užsodinti ant statinų, ar ne? Labai pritariu profesoriai, nes iš tikrųjų tą patį ir pacientai sako. Tikrai. Išsigąsta. Taip, nes ir ypatingai, vėlgi, pasižiūrėjusi tą pačią skordų lentelę, apie kurią čia vis kalbam, tai vyrų lemtis, viskas. Visi Lietuvos vyrai yra minimum didelės rizikos, didžioji dauguma jų ir yra labai didelės rizikos. Nes jiems užtenka tiesiog būti vyru ir rūkyti, viskas, taškas, jis yra labai didelės rizikos, jam 1,4 ir viskas. Nesvarbu, ar jisai sportuojantis, ar jisai galbūt jo MTL-as, tarkim, kad ir 2,1, paimkim, toks būtų, kur kitoj šalyje sakytų, super, gerai, gyvenk viską, ką darai, tą ir daryk gerai. Ypatingai kartais kyla klausimų ir iš tikrųjų tikrai, manau, nemažai diskusijų atsiranda su tokiais pacientais, ypatingai moterim, kurios yra jaunos, 40 metų, realiai tų rizikos veiksnių kaip ir neturi, nustatom, sakykim, šiek tiek didesnį tą spaudimą, 145, ten koks 90, ir MTL-as ateina kokie, ten pagrindę mes matuojam ne DTL, tai tarkim ne DTL-as išsiskaičiavom, gavosi ten 3,2, nors MTL-as, pavyzdžiui, 2,8, ir o DTL-as, ne DTL-as, o DTL-as, pavyzdžiui, 2,7. Ir atrodytų, ar tikrai jau čia ją reikėtų skirti. Aš asmeniškai tokiems pacientam, kur matau labai didelę naudą ir kur jie iš tikrųjų sutinka. Tai yra, nereikia nuo jų irgi pabėgti, tai yra tas pats aterolipas. Nes jisai su juo efektą irgi gaunam. Vėlgi, kur svarbiausias momentas, kad žmonės irgi turi suprasti ir ką aš dažnai pasakau, kad jį vartoti vis tiek turėsit visą gyvenimą. Tai nebus taip, kad jūs jį pavartosit savaitę, 2 mėnesį, pusę metų ir paskui viskas bus gerai. O efektą mes vienokį ar kitokį tikrai su juo gaunam. Ir pavyzdžiui, tikrai turiu tokią moterį, kuri jinai jos aš niekaip neįkalbu, kad statinus vartotų. Jinai sako, jinai kažkoks gydytoja yra, jinai kaip visada irgi viską žino ir panašiai. Bet jinai sutinka statinus vartoti, tą yra aterolipą vartoti. Su juo, vėlgi, čia mane galite ant kryžiaus kalti, bet aš manau, kad efektą gavom pakankamai gerą, jos MTL-as yra 1,8 ar 9, aš neprisimenu, bet apartų kitų rizikos veiksnių jinai neturi. Tai mano irgi klausimas jums, galbūt aš tikrai blogai darau, gal jos iš vis nereikėtų gydyti, o galbūt su šituo mes vis dėlto neblogą efektą gavom. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad kas yra aterolipas. Tai aš noriu pasakyti, kad jūs gydote statinais. Tik visiškai neaišku, kokią statinų dozę jinai gauna. Tai tik tai pavadins natūralieji statinai, kurie reiškia, nesintetinti, bet lygiai taip pat. Tai yra vienas aspektas, o kitas aspektas, aš tik tai norėčiau pasakyti lygiai tą patį. Aš labai ir pritarčiau ir Jurgitai,
kada aš paskaičiavau savo riziką ir pasižiūrėjau dabar, kaip jau ir turiu vartoti statinus ir staiga aš save perkeliu, teleportuojuosi į Šveicariją. Ir man statinų nebereikia ir mano rizika išeina 2-3% ir mes pašnekėkime apie sveiką gyvenseną. Tai vat kyla klausimas labai, vis dėlto ta labai didelės rizikos šalis yra paskaičiuota iš kelių aspektų. Tai pirmiausiai kardiovaskulinio mirtingumo ir kad mes save tiesiog nekaltume prie kryžiaus, pasižiūrėkim, kaip mes koduojam mirtis, kaip mes patys keliaujam sėkmingai į tą didelę riziką. Toliau kitas dalykas, aišku, priklauso ir nuo socioekonominės situacijos. Irgi galbūt, bet pagal tai, kaip paskutiniais metais buvo šiais metais jau anonsuota, kad Lietuva yra laimingiausių žmonių šalis, aš vis dėlto turiu vilties. Bet tai yra kaip yra ir mes vis dėlto negalim paneigti. Ir aš manau, kad lygiai taip pat, kaip mes ir kardiovaskulinius veiksnius mažinam, turim mažinti visame pakete, taip ir turim keliauti į tą mažos rizikos šalį visame pakete. Yra ką medikams pagalvoti ir aišku, kad visiems mūsų pacientams. Šitą provokaciją norėjau tik tai pasakyti, kad, žinot, gairės yra patariamojo pobūdžio, o mes vis tiek turim žiūrėti personalizuotai žmogų. Ir turbūt nereikia žiūrėti visiškai aklai visada tik pagal raidę ten, kur yra tikrai ta pilkoji zona. Kalbu apie pirminę prevenciją. Apie antrinę prevenciją diskusijų nėra, visiems viskas aišku, bet kalbu apie pirminę prevenciją. Tai iš tiesų, su tais pirminės prevencijos pacientais reikia viską žiūrėti labai individualiai. Aš tikrai labai pritariu užsakyto mintim, nes ką norėjau ir atliepti, jaunos moteris ir tarkim didelis cholesterolis ir nėra kitų rizikos veiksnių. Iš ties, jeigu tu ją ištiri detaliau ir nenustatai nieko kito, tikrai nereikia medikamentinio gydymo, statinais skirti dislipidemiją ilgalaikiam. Pagaliau iš kitos pusės visada, ypač kai mes skiriame gydymą pirminiai prevencijai, tikrai turime turėti pakankamą motyvą tam ilgalaikiam gydymui, nes iš esmės mes ir skiriame minimum keliam metam. Tai nėra mėnesio ar 2 mėnesių gydymas, kaip kad neretai patys pacientai galvoja. Tam, kad pasiekti tam tikrų tikslų, sumažinti, pagerinti prognozę, kad pacientas išvengtų infarkto, revaskulizacijos poreikio, tai gydymas turi būti ilgalaikis, ką mums ir rodo minimum 4 metų, 5 metų ir daugiau trukmės. Iš kitos pusės vėlgi dar tokia kontroversija ir sakyčiau, kodėl tikrai pritariu tam individualiam požiūriui. Kai pasižiūriu neretai mūsų pacientės, jaunas moteris, kurios patyrė miokardo infarktą iki 50. Aš kartais savęs klausiu, jeigu aš tą moterį būčiau sutikusi pirminės prevencijos programoje, ar aš jai būčiau paskyrusi statiną. Ir kai kuriais atvejais turiu pasakyti, kad turbūt ne. Ir turbūt kolegai galėčiau ir pritarti ir ne, kad tai jaunai moteriai svarbu skirti tam tikrą intervenciją, bet aš pradėčiau ne nuo aterolipo, o bendrai pradėčiau nuo visuminės rizikos mažinimo. Pirmoji vietoje ypatingai moterims nerūkyti. Antras dalykas yra mityba ir fizinis aktyvumas, aerobinio tipo, kas tikrai yra labai naudinga ir vertinga. Jeigu ta jauna moteris geba rasti laiko tam savo šeiminės situacijos padėti ir panašiai. Bet tie sveikos gyvensenos principai yra labai svarbus. Nes tikrai drąsiai galiu pasakyti, visos 50-metės ir 40 metų moteris, kurios buvo gydomos su miokardo infarktais, jos turėjo klasikinius rizikos veiksnius ir praktiškai visos buvo rūkančios. Žinot, čia vėl mes grįžtam prie to, kad vis tiek tai turi būti visuma. Ir net ir didesnis cholesterolis, labai pasakysiu liaudiškai, bet jis nelimpa prie sveikos kraujagyslės ir prie sveiko endotelio. Jeigu endotelis yra pažeistas rūkymo, antsvorio, diabeto, kitų rizikos veiksnių, tai net ir mažas cholesterolio kiekis jis lengvai prilimpa ir įvyksta visi ūmūs įvykiai. Žodžiu, reikia sveiko endotelio ir tada cholesterolis gali būti šiek tiek didesnis.
Aš dar noriu vieną akcentą, ko mes dar iš tikrųjų to diskusijoje nepaminėjom apie dislipidemijas, kad vis dėlto būna ir antrinės dislipidemijos. Ir negalima žiūrėti vien siaurai tik į lipidus. Neužmirškim hipotirozę, neužmirškim hormoninės apykaitos sutrikimus. Taip, tai visi šitie dalykai yra labai svarbu ir pažiūrėti į žmogų visapusiškai, kodėl tai yra ir vat, būtent, kad pasižiūrėti į visus rizikos veiksnius. Ir moterims ypač dažnai būna būtent tų aterosklerotinių plokštelių išopėjimai, erozijos, tiesiog endotelio erozijos, bet vat, kaip ir profesorė sakė, nebūna jos vien sveikose kraujagyslėse, bet užtenka to paketo, rūko pacientas, jau krešėjimas yra kitas, angiospazmai, toliau erozijos kraujagyslių, toliau iš kraujo galbūt eksikozė, nepakankamas skysčių vartojimas ir susikūrė sąlygos įvykti trombozijai. Ir tada, aišku, infarktai būna labai skaudus su tolimesnėm pasiekmėm ir sveika gyvensena visada yra pirmu numeriu. O dabar užduosiu klausimą, kurį sulaukėme Facebook puslapyje mūsų Lietuvos kardiologų draugijos. Iš ties kviečiu aktyviau uždavinėti mums klausimus. Šį kartą tik vieno klausimo sulaukėme. Taigi klausimas yra toks. 23 metų pacientė, serganti neabejotina genetiškai patvirtinta šeiminė hipercholesterolemija, mažo tankio lipoproteinų cholesterolis 12, startuotas gydymas statino rezitinibo deriniu sumažino mažo tankio lipoproteinų cholesterolį iki 3,3 mmol litre. Pacientė planuoja nėštumą ir žindymą, kokiagi tolimesnio gydymo taktika? Kviečiu ekspertus, gal profesorė Lilija. Tikrai sunkus klausimas ir turbūt nėra daug tokių pacienčių. Mes jau greičiausiai kalbėsime apie homozigotinę šeiminės hipercholesterolemijos formą jūsų vardintais parametrais, bet tikrai kokios yra teikiamos rekomendacijos, jeigu šios pacientės naudojamas statinas ir ezitemibas, kaip matote, tikslai dar ir nepasiekti, nėra MTL mažiau 1,8. Tačiau akivaizdu, kad iki planuojamo nėštumo jinai bent jau 3 mėnesius turėtų nevartoti statinų ir ezitemibo, o jeigu tai vyko neplanuotas tas nėštumas, tai turėtų tuos vaistus kaip galima greičiau nutraukti. Ir kągi daryti su šia paciente? Pagal šiuo metu turimas rekomendacijas galėtume parekomenduoti tai, kas yra ir saugu ir ką mes ir turime savo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje, atlikti mažo tankio lipoproteinų aferezės, kurios yra įrodyta, kad yra saugios nėštumo metu, būtent tuo laikotarpiu, kol pacientė negali vartoti statinų ir ezitemibo. Ir jinai nepatariama juos jai naudoti viso ir numatoma jau kūdikio maitinimo krūtimi laikotarpiu. Taip pat tie vaistai yra netinkami. Įdomios atrodo tokie yra pastebėjimai, kad PCSK9 inhibitoriai galbūt ateityje galėtų būti naudingi šitai pacientų grupiai, šitai pacienčių grupiai, tačiau dėja kol kas klinikinių tyrimų duomenimis tokios pacientės nedalyvavo tyrimuose, įrodymų neturime, bet tam tikrų pavienių rezultatų yra, kad galbūt ateityje ir turėsime. O dabar MTL aferezė tikrai galima, prieinama, praktiškai gyvendinama, tikrai taip. Tai kadangi jau aptarėm vieną situaciją statinai ir kepenys, kur kyla labai daug klausimų, dar viena situacija sukeliant irgi labai daug diskusijų yra statinai ir smegenys. Ir čia jau kviečiau profesorę Jurgitą šią temą mums pakalbėti, ką čia svarbaus turim žinoti ir ką svarbiausia pacientai turi žinoti. Čia kyla dar daugiau klausimų negu su kepenim, todėl kad, man atrodo, 2012 metais FDA buvo paskelbus tokį įspėjimą, kad galbūt statinai iš tikrųjų blogina pažintinės funkcijas. Tada nuo to laiko padaryta tikrai labai daug metaanalizių su tikrai dideliais pacientų kiekiais
Ir kai kurios metaanalizės ne tik, kad paneigia, kad statinai gali pabloginti pažintinę funkciją arba sukelti Alzheimerio ligą, bet atvirkščiai, kad pažintinės funkcijos rodikliai tiems, kurie ilgą laiką naudoja statinus, netgi pagerėja. Bet aišku, metaanalizių yra keletas ir kai kurios tiesiog patvirtino, kad ne, statinai nesukelia, kitos sako taip, statinai netgi pagerina pažintinę funkciją, o dar vienas labai buvo įdomus tyrimas atliktas Korėjoje, kur buvo vertinta, ar jau sergantiems Alzheimeriu galbūt pagerėja situacija ir jiems papildomai buvo paskirta statinai, jau sergantiems, tai nepagerėjo. Tai ačiū labai, man atrodo, kad šitos žinios suteikia mums tokio saugumo ir kita vertus aiškumo, kaip čia reikia šitą temą su pacientais kalbėtis, kad iš ties tų baimių ir tų nereikalingų mitų mes tikrai išvengtume. Tai aš dėkoju visiems ir galbūt kviečiu paskutiniai žinutei, tokią, kokią jūs norėtumėt perduoti mūsų klausytojams ir mums patiems ir savo, kas labiausiai įstrigo ir kas čia būtų svarbiausia. Aš norėčiau pabaigti mūsų šią tikrai labai aktualią temą tuo, kad vis dėlto pacientai turi žinoti, kad šiai dienai mes savo klinikinėje praktikoje gydyti dislipidemiją ir mažinti rizikai turime ne tik statinus, ne tik ezetimiba, kurie kompensuojami 100% ir visam pacientų gyvenimui, bet ir į PCSK grandį veikiančius vaistus, PCSK9 inhibitorius ir inkliseraną. Ir jie nėra tokie jau neįmanomai brangus ir daliai pacientų, ypatingai kuriems to reikia, tikrai galima juos įpirkti. Jie leidžia kombinuoto gydymo pasekoje, užtikrinam mTL cholesterolio sumažėjimą 50% ir net ir statinus vėliau vartojant kartu su tais vaistais galime vartoti mažesnėmis dozėmis, ką sako mūsų dabar jau turima klinikinė patirtis. Taigi tikrai kviečiu būti aktyviems, rūpinti savo sveikata. Ir nepamiršti, kad vien tik sveikos gyvensenos neužtenka. Tai galiu pasakyti 1%, jeigu kas paklaustumėte, o kiekgi mTL cholesterolio galite sumažinti dietą. Prieš šią laidą specialiai pasižiūrėjau ir ieškojau to procento, koks. Maksimaliai tik 20%. Iki 20% tai galime sumažinti dietą. Taigi, kai mums jį reikia sumažinti 50% ir daugiau, niekaip be vaistų neišsiversime, bet turime skirti tada, kai tikrai jų reikia, ir skirti reikiamais principais ilgalaikiai ir pastoviai. Aš apibendrinant norėčiau pasakyti dvi pacientų kategorijas. Aišku, jeigu mes kalbam apie antrinę prevenciją, mes turime keisti savo mąstymo paradigmą ir eiti nuo gydymo statinais iki antilipidinio gydymo, galbūt ir visais trim, įskaitant ir inkliseraną. Ir kalbant apie pirminę prevenciją, čia jau galioja individualus požiūris ir kalbant apie pirminę prevenciją, mes čia turim daugiau erdvės pažiūrėti individualizuotai pacientą ir nepamiršti, kad mes turim kitų įrankių, kaip perklasifikuoti pacientą, kalbant apie lipoproteiną A, kalbant apie didelio jautrumo C-reaktyvinį baltymą arba vaizdinius tyrimus. Bet tai tiek. Nuklydo mintis. Aš norėčiau pirmiausiai pakviesti visus bendradarbiauti, pacientus su gydytoju ir kad ne kaimynė gydo, ne laikraščiai, vien tik tai gyvenkime be vaistų. Ko nepasako gydytojas. Ko nepasako gydytojas. Ar dar pačios įdomiausios tokios laidos, ar atsimenu ten įvykį, tas ir tas, bet pasitikėti gydytoju. O gydytojams aš norėčiau palinkėti daugiau drąsos, patiems išeiti iš tos inercijos ir šiek tiek tiesiog nuimti tuos stabdžius, nes kaip reikia pasikeitimo pacientų galvoje, taip ir reikia gydytojų galvoje. Tiesiog judėkime į priekį. Tai aš tikrai tik noriu pritarti visiems išsakytėm komentaram, pritariu kiekvienai minčiai ir
Mano turbūt mintis būtų tokia daugiau šeimos gydytojų pusės. Tai pirmiausia, tikrai nebijokim tos vaistus skirti, nebijokim intensyvinti tas dozes. Šeimos gydytojai tikrai gali ir paskirti, ir didinti dozes, pridėti tą patį ezetimibą. Ir svarbiausia, kad turbūt pažiūrėti tikrai individualiai į žmogų ir ta rizika tai nėra, kas lapelėje parašytas, o tai, kas iš tikrųjų tam žmogui turėtų būti. Ir jeigu jau siekiam, jeigu jau gydom, tai jau geriau gydom kryptingai ir tikslingai, nes tas toks apytikslis gydymas, tai klausimas, kiek jisai efektyvus. Dėkoju. O aš dėkoju visiems dalyviams, dėkoju Lietuvos kardiologų draugijai, dėkoju Lietuvos sveikatos mokslo universitetui, dėkoju Kauno klinikoms ir sakau iki susitikimo po mėnesio, kur jau diskutuosim širdies nepakankamumo temą. Ačiū visiems.